Kaip sekėsi? Puikiai, nu ką, gedimų nebuvo, mes grybo nepjovėm, viskas buvo labai gerai. Puikiai sunavigavo Darius. Buvom susitarę taip, turim įlysti 25-tuką. Nes, turim artėti prie 20-tuko, kad grįžti į tas pozicijas, kur mes buvom. Nes mes jau buvom 20 po 3 dienų. Na ir rytoj dar paspaus, kad jau įlysti 20-tuką. Spaus gal nereikia, ramiai. Ne, mes rytoj tarėmės spaus, mes šiandien tarėmės važiuoti biškį ramiau. Nu ir ką, ir 21. Tai va, tai grįžom į savo vėžes, esam toj pozicijoje, kur mes pagal savo greitį šią akimirką turėtumėm ir būt. Ir jeigu seksis toliau, dar manau, kad lysim ir į 20-tuką tikrai. Neapsiribosim šito. Bet dabar labai svarbu buvo išsaugoti automobilį rytdienai, nes automobilį mes turim laiko kontrolėje, finišuojam, pastatyti uždarą parką ir prie jo nieks negali prisiliesti. Ryte mes startuosim ir rytoj bus labai sunki diena. Darius ten mane prigąsdino. Tai žodžiu, rytoj mums labai svarbu, kad mūsų mašina yra sveika ir kad turim rytoj pasiekti finišą, nes rytoj ten daug nuo to labai priklausys. Rytoj gali būti, kad finišuosim vėlai, netgi 7-8 val. Vakaro. Šiandien kardano neprireikė, bet mūsų kaip tik užlaikė tas operatorius, kuris nufilmavo, kaip mes šokom per tą tramplyną, kai nusukom kardaną. Jis sako, it was a fantastic, great jump. Sako, eikit į TV busą, paprašykit, kad jums įrašytų 17 waypointo 5 dienos tą. Tai mes tą ir padarysim su Darium. Tai čia Dariui ypatingai patiko tas. Darius tik stiklai iškrito iš akinių.